Dirbu mokytoja vienoje Vilniaus gimnazijų. Visi ugdomieji dalykai mokomi būtent lenkų kalba. Na ir, nežinau, visi pomėgiai turbūt mano sukasi aplink darbą, kadangi labai daug laiko ir pastangų pasiruošti pamokom užima būtent mokytojo profesija. Domiuosi lenkų folkloru ir lenkų ta tradicinė kultūra. Lenkijoje lankausi per metus, 5-6 kartus tenka. Ir su darbu, ir važiuojant į kitas Europos šalis, galiu pasakyti, kad Lenkija yra labai turtinga savo puikiais miestais, puikia architektūra. Nuostabus yra Gdanskas, Krokuva, Lenkija turi ir kalnus, ir jūrą. Iš tiesų, kada vykstame, važiuojame į Lenkiją, visada ragaujame, kanaujame sriubas, nes Lenkija garsėja labai skaniomis sriubomis. Na ir yra tikrai labai turtinga šalis, kurioje yra ką pamatyti. Apie gyvenimą Lenkijoje niekada nesvarsčiau, nes esu laiminga gyvendama Lietuvoje. Iš tiesų ryšį formuoja ne tautybė, bet patys žmonės. Bendravimui įtakos neturi, kokios žmogus yra tautybės. Lietuvoje gyvenantis, bent jau Vilniuje, žmonės yra labai tolerantiški. Kaip žinia, Lietuvoje visada gyveno daugiakultūrės tautos, tai daugiakultūrės kraštas nuo pat senų laikų. Na ir życzę dla społeczności gimnazjum Użupisa wszelkiej pomyślności, uczniom, abiturientom dobrej nauki, udanej matury.